Labą dieną visiems. Dėkoju susirinkusiems į antrą paskaitą ciklo skirto UNESCO 1970 metų nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo draudimo priemonių konvencijos temai. Priminsiu, kad šie metai iš tikrųjų Lietuvai buvo labai reikšmingi šioje temoje ir birželio mėnesį Lietuva buvo išrinkta į UNESCO 70-ųjų metų konvencijos pagalbinį komitetą ir buvo paskirta jam pirmininkauti. Taigi, siekdami pristatyti Lietuvos tiek tarptautinius pasiekimus ir konvencijos apskritai veiklos lauką, bendradarbiaujant su Kultūros ministerija, su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, organizuojame viešas paskaitas, kuriuose būtent ir pristatome konvencijos veiklos sritis. Na ir antroje ciklo paskaitoje kalbėsime apie restituciją, jos kintančią sampratą šiandieninių politinių, socialinių, kultūrinių aplinkybių ir technologinės pažangos kontekstuose. Ir taip pat turbūt mums labai vertinga yra tarptautinė praktika, siekiant suformuoti mūsų nacionalinius restitucijos politikos tikslus, uždavinius ir bendrai strategiją. Taigi, pristatau šios temos pašnekovus, du pašnekovus. Pirmiausia, tai noriu pristatyti Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorių, istoriką, archeologą, paveldo komunikacijos ir muzeologijos tyrinėtoją ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narį, daktarą Rimvydą Laužiką. Labas vakaras. Ir vėliau prisijungs Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vyr specialistas Remigijus Grebliūnas, kuris pristatys išskirtinės skulptūros Prisikėlęs Kristus restitucijos atvejį Lietuvoje. Taigi kviečiame pirmąjį pašnekovą. Tai labas vakaras dar kartą. Ačiū, kad atėjot. Ir labas vakaras visiems visoms, kas esate prie savo telefonų, kompiuterio ir visų kitų ekranų, kurie te gali būti šiais laikais. Tai gal man labiau būtų įprasta ir būdinga šnekėti apie kitą konvenciją, kuri šiemet švenčia 20-metį, tai yra nematerialaus paveldo. Bet šita tema taip pat yra viena iš tų, kurios man yra aktualios ir kuria įdomu kalbėti. Tai aišku, šiandien tai padarysiu tokį prabėgimą, bet tas, mano, ką sakysiu, tai yra mano požiūris, ta prasme, aš nesu nei įgaliotas, nei, žodžiu, ruošiuosi kalbėti ar UNESCO vardu, ar nacionalinio muziejaus, kuris mus priima, ar Vilniaus universiteto. Tai nėra tos politikos atspindys, bet tiesiog, noriu pasidalinti tuo, kaip man atrodo tie reiškiniai ir jų veikimas. Ir kokie keliai galėtų būti arba kokie sprendimai galėtų būti priimami. Tai kai kalbam apie šitą reiškinį, tai turim tokius 3 vartojimus žodžius. Tai yra sugrąžinimą, return, restitucija ir repatriacija. Tai sugrąžinimas yra pats plačiausias terminas, kuris apibrėžia ir restituciją, ir repatriaciją. O tada mes jau turime pagal, sakykime, tokius kriterijus. Nes restitucija kalba apie grąžinimą teisėtam savininkui, o repatriacija apie sugrąžinimą į kilmės vietą. Viskas yra labai paprasta, aišku ir nesudėtinga. Žodžiu, aišku, populiariausias yra sugrąžinimas, nes jeigu žiūrėsim angliškai kultūros paveldą arba cultural heritage, cultural property return, tai
tiek mokslinių publikacijų, tiek, sakykime, šiaip paminėjimų skaičium ženkliai lenkia restituciją ir repatriaciją. Ir tas terminas labiau įsigalėjęs ir aišku, vėlgi tema yra labai auganti savo populiarumu. Čia mes matom mokslinių publikacijų Web of Science augimą per metus pagal temą Cultural Heritage arba Cultural Property ir Return. Tai reiškia, dabar jau yra 20 metais publikuota daugiau negu 8000 publikacijų per metus susijusių su ta tema. Šiaip aišku, įdomu, kad nors besidomint ir skaitant literatūrą atrodo, kad dominuoja teisiniai kontekstai, bet Web of Science sako, kad dominuoja archeologija. Tai reiškia, ta jautriausia tema, kuria kalbama apie, na, sakykime, sugrąžinimo kontekste, tai yra archeologija, o žodžiu ir archeologijos vertybės. Dabar, aišku, žinomiausias yra šito temo UNESCO formatas. Tai, kas mano galva svarbu pasakyti, na, UNESCO ypač masyvaus Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste sulaukia daug, sakykime, kritikos dėl savo veikimo ir savo funkcionavimo. Tai irgi, na, didelė dalis tos kritikos yra visiškai pagrįsta ir, na, yra priimtina, bet iš esmės, kai kalbam apie šitą reiškinį, tai yra apie, na, kultūros paveldų, kultūros vertybių gražinimą įvairiom formom ir kitus susijusius reiškinius, tai mes nelabai turim pasirinkimo, nes UNESCO formatas labai dažnai yra vienintelis formatas, kur apskritai kažkokie tai kontaktai ir apskritai kažkoks dialogas vyksta. Tai lygiai taip pat kalbant apie kultūros vertybių sugrąžinimą, mes turime vieninteliai tarptautiniai dokumentai, kurie, taip aš suprantu, tai yra konvencijos, tai yra praktiškai neįpareigojantis, nes mes žinome iš praktikos, kad daugybė šalių, kurios pasirašė konvencijas, jų visiškai nesilaiko, nes, pavyzdžiui, šita konvencija kultūros vertybių apsaugos ginkluotų konflikto metu su protokolais ji yra pasirašyta Rusijos, žodžiu, Rusija yra šitos struktūros dalis, bet vėlgi iš Ukrainos patirčių mes žinom, kad šitas paveldo objektų žymumo ženklas šiaip dažnai veikia kaip taikinys. Tai reiškia, sąmoningai yra taikomas į objektus, kurie yra pažymėti iš to ženklo, tam, kad daryti, na, sakykime, skaudesnę žalą užpultai šaliai. Ir kitas dalykas yra tas, kad, na, labai dažnai okupancinė kariuomenė, okupanto šalis ir ypač tai būdinga Rusijai, jis siekia keisti kultūrinį kraštovaizdį, iš jo pašalindama nebūdingus elementus ir į jį pridėdama būdingus Rusijos kultūrai elementus. Tai mes tą žinom puikiai iš XIX amžiaus, kai buvo praktiškai visos Vilniaus ortodoksų bažnyčios perstatytos bizantiniu stiliumi, nors jos tokios nebuvo iki pat to laikotarpio. Tai reiškia, tiesiog padarykime kraštovaizdį, kuris būtų, kad, na, galėtume sakyti, kad tai yra Rusija ir paveldo naikinimas tai yra vienas iš jų. Nepaisant to, kad yra įsipareigota, žodžiu, neišvežti kultūros vertybių, yra įsipareigota, na, sakykime, žodžiu, saugoti ir, na, kitus veiksmus atlikti. Tai praktiškai tarptautinės teisės ištakos, kai mes kalbam apie kultūros vertybių gražinimą, jos vienaip ar kitaip siejasi su karo atvejais ir tai vis dėlto buvo, na, toks apmąstymas patirčių, kurios buvo išgyventos Antrojo pasaulinio karo metais, nes Antrojo pasaulinio karo metais tiek naciai, tiek sovietai jie labai stipriai grobė kultūros vertybės tiek iš privačių rinkinių, na, sakykime, šiuo atveju mes kalbam pirmiausia apie holokaustą ir apie žydams priklausiusius rinkinius, bet ir iš, sakykime, kitų privačių rinkinių ir lygiai iš okupuotų teritorijų. Tai karo kontekstas buvo pirmasis, kuriame pradėta kalbėti tarptautiniu lygiu apie tai. Na ir paskui atsiranda jau minėta konvencija. Tai kalbant apie gražinimą, yra svarbu, kad pagal konvenciją, na, valstybės kultūros paveldo dalį sudaro, na, žemiau išvardintos vertybių rūšis. Tai reiškia, čia mes turime vieną iš tokių, nu, gal ne vieną iš pirmųjų, turbūt pirmą tarptautinį apibrėžimą, iki šiol veikiantį apibrėžimą, kur pasakoma, žodžiu, kas sudaro valstybės kultūros paveldą.
Tai reiškia tos, kurios sukurtos tos valstybės vieno asmens ar bendra piliečių kūryba, reikšmingos valstybės sukurtosios teritorijoje užsienio piliečių arba jo gyvenančių asmenų neturinčių jokios pilietybės, rastos tos valstybės teritorijoje, įgytos archeologinio, etnologinio ir gamtinio tyrinėjimo ekspedicijų metu, net ir vykusių gavus tos vertybės kilmės šalies atsakingos valdžios sutikimą, savanoriškais mainais gautos kultūros vertybės ir tos gautos kaip dovanos arba teisėtai pirktus gavos tos šalies sutikimą. Tai reiškia viskas, kas buvo surasta, sukurta Lietuvoje, žodžiu, taip sakykime, nusipirkta Lietuvoje ar kažkuriais tai kitais būdais įgyta Lietuvoje, yra pripažįstama, kad tai yra Lietuvos valstybės paveldo dalis. Aišku, kalbant apie paveldą ir apie jo grąžinimą, mes turim suvokti vieną svarbų dalyką, kad tai, ką mes priskiriam Lietuvai, tai galioja ir visoms kitoms valstybėms. Tai reiškia, kad, sakykime, šitoj mes vietoje galim sakyti, valio, čia, žodžiu, mes labai greit praplėsim savo paveldo lauką, nes viskas yra mūsų, bet mes turim suprasti, kad tai galioja visoms valstybėms. Tai reiškia, kad, sakykime, tai veikia ir kitose geografinėse erdvėse. Ir paskui turim tos tarptautinės organizacijos UNIDROIT konvenciją dėl pavogtų ir neteisėtai išvežtų kultūros objektų, tai yra 95 metai. Ir šioje vietoje, aišku, vėl toks truputėlį paradoksas, kad mes Lietuvoje neturime vertimo. Tiksliau turim vertimą, bet jis yra baisus. Prasme, turbūt vertimas darytas kokiais 92-1 ar kuriais metais, ir tas, kuris paskelbtas Seimo prie teisės aktų, ir ten yra nemaža dalis dalykų elementariai netiksliai išversta. Ir, žodžiu, dėl to aš čia įdėjau angliškus tekstus, tai yra originalaus dokumento tekstus. Iš principo šitoje vietoje yra kalbama apie, tokia, vis tiek, UNIDROIT tai yra teisininkų organizacija. Tai yra tarptautinė organizacija, kuri koordinuoja privatinės teisės, sakykime, sąveikas, sistemų sąveikas ir teisinių normų sąveikas tarp skirtingų šalių. Tai šiuo atveju mes kalbam apie pavogtus ir nelegaliai eksportuotus daiktus iš šalių. Abudu dalykai jie yra apibrėžiami, sakykime, šiame teisės akte. Tai pavogti, tai yra tiesiog kalbama apie tiesioginę vagystę, žodžiu, grynąją teisinę prasme. Tuo tarpu nelegaliai išvežti, jie apima tuos objektus, kurie nebūtinai buvo pavogti. Jų įgijimas gali būti visiškai legalus toje šalyje, bet jų išvežimas galėjo būti nelegalus. Tai reiškia, sakykime, šioje vietoje yra tokios dvi grupės. Ir aišku, pats sugrąžinimas, jis yra apibrėžiamas, kad gali vykti tais atvejais, kai šalis turi vieną ar kažkurius tai kelis interesus. Aišku, yra svarbu, kad ten yra daugiau apibrėžta atvejų, bet šiuo atveju mes kalbam apie fizinio objekto išsaugojimą arba jo konteksto išsaugojimą, objekto komplekso integralumo pažeidimą, sakykime, turim tą informacinį objekto apibrėžimą, nes, vėlgi, paveldo objektai yra ne tik tai, kaip paveldo objektai, bet jie yra ir istorijos, pavyzdžiui, pažinimo šaltiniai, prasme, jose yra informacijos, kur yra svarbi, ir įvairūs tradicinių ir ritualinio naudojimo objektai, kurie priklauso gentinėms ar prigimtinėms bendruomenėms ir jie yra svarbus jų gyvenimui. Tai šiuo atveju mes turim, vėlgi, tokį apibrėžimą atvejų arba, sakykime, situacijų, kai tie objektai gali būti pareiškiamas vienoks ar kitoks reikalavimas grąžinti. Ir aišku, vėlgi mes kalbam apie tokias veikimo apribojimus, kurie gali būti taikomi. Šiaip aišku, iš tokių įdomių dalykų, kas yra UNIDROIT konvencijoje, tai yra kompensacija savininkui, žodžiu, už prarastą daiktą tuo atveju, jeigu jis tikrai nežinojo, kad įsigijo nelegaliai. Tarsi, kad jeigu ten, nežinau, kaip Sotbė aukcione žmogus nusipirko paveikslą, paaiškėjo, kad į Sotbė aukcioną ar kažkokį kitą aukcioną jis pateko nelegaliu būdu,
arba, sakim, buvo ginčtinas būdas, tai žmogui turi būti kompensuojama, nes jis įsigijo legalių būdų. Tai apie aukcionus taip pat truputėlį dar pašnekėsim, nes vienas atvejis bus susijęs su jais. Ir turim tokį UNESCO tarp vyriausybinį komitetą skatinantį kultūros vertybių grąžinimą jų kilmės šalis ar jų nuosavybės atkūrimą neteisėto pasisavinimo atveju. Tai, žodžiu, mes kalbam apie komitetą, kuris, užsima tų, sakykime, dvišalių derybų dėl restitucijos ir sugrąžinimo, sakykime, palaikymo, organizavimo. Mes kalbam apie bendradarbiavimo skatinimą, mes kalbam apie, žodžiu, skatinimą tyrimų, tos krypties skatinam, apie skatinimą viešų informacinių kampanijų, taip pat apie įvairių UNESCO programų taikymo, žodžiu, kūrimą šių veiklų, stiprinimą muziejų ir kitų institucijų, žodžiu, ir jų personalo mokymus, ir taip pat skatina keistis kultūros vertybėmis ir atsiskaito UNESCO generaliniai konferencijai. Tai vėlgi tai yra formatas bendradarbiavimo, kuris iš principo kuria vienokią ar kitokią galimybę, bet tiek UNESCO, tiek jokia kita tarptautinė organizacija ji neturi priverčiamojo pobūdžio arba balso, kad vieną ar kitą dalyką gražinti. Tai realiai atrodo taip gan nesudėtinga, tai formaliai atrodo gan nesudėtinga, realiai tai yra susipynę labai daug dalykų, pradedant šių laikų vagystėmis ir baigiant kolonijiniais, okupacijų ir kitais istoriniais reikalais. Tai čia aš įdėjau tokį paveiksliuką, kuris vaizduoja Gordijaus mazgą, tai taip, sakykime, perkirtimas čia nepadės, nes problema yra labai didelė ir labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų, stebint jos diskursus, kalbėjimą apie diskursus, stebint jos komunikaciją, labai dažnai mes bandom problemą visiškai supaprastinti. Ten maždaug iki kolonijinių, pokolonijinių dalykų, nors viskas yra gerokai sudėtingiau. Tai siekiant klausimą išpainioti, pirmiausia, ko gero reikėtų aiškiai apsibrėžti, apie ką kalbam. Nes mes turime grąžinimą teisėtam savininkui, tad turim grąžinimą į kilmės vietą ir turime, vienokius ar kitokius chronologinius rėmus. Jeigu šitų dalykų mes neapsibrėžiame, tai ko gero klausimas yra visiškai išplaukęs ir mes negalim žengti toliau. Tai mano galva iš tos literatūros, kurią skaičiau, tai logiškiausia apibrėžimai būtų, kad nuosavybė tai yra teisėtam savininkui, kuris įrodomas teisiniais argumentais. Tai reiškia iš principo žmonių, valstybių, sakykime, bendruomenių norinčių pareikšti teisės į vienokį ir kitokį paveldą bus daug, bet jeigu mes kalbam apie restituciją, tai nuosavybės teisėtumas turi būti, teisėtumas savininko turi būti apibrėžimas teisiniais argumentais. Toliau geografinis apibrėžimas, tai yra kilmės vieta. Tai vėlgi turbūt pagrindinis argumentas tai būtų, kad mes kalbam ne politinę, ne istorinę, ne kultūrinę, bet grynai geografinę prasme. Tai reiškia, mes kalbam apie išvežto eksponato metriką, kuriame nurodyta kažkokia tai vieta, iš kurios jis yra išvežtas, ir jau grąžinam į tą vietą, tai jeigu apsisprendžiam grąžinti į tą vietą, tai grąžinam į tą vietą, nepaisant, kam jį dabar bepriklauso. Ir vėlgi, sakykim, kalbam apie, sakykim, vienokius ar kitokius teisinius įrodymus, kurie įrodo tą kilmės vietą. Na, aišku, chronologinis reiškinys, nes kalbant apie kultūros vertybių grobimą, pavyzdžių galim rasti net iš antikos. Mano galvai atrodo truputėlį pritempti, bet iš tiesų, vėlgi, chronologinis apibrėžimas vis dėlto mes turėtumėm kalbėti apie grobimą, tai reiškia apie grąžinimą kaip moderniųjų laikų reiškinį. Tai reiškia, iš principo mes kalbam apie apšvietos epochą ir apie apšvietos epochoje pasikeitusią
muzeologijos sampratą, paties muziejaus sampratą, muziejaus kaip mokslinės kolekcijos, muziejaus kaip, sakykime, visuomenė atviro dalyko, kuriame jie pažįsta pasaulį. Ir su tuo susijusios ekspedicijas, ta pati Napoleono kolekcionavimo ekspedicijos. Ir aišku, šiam kontekste yra visiškai įdomios idėjos, kad jau restitucija ir repatriacija, tai grąžinimas neturėtų būti taikomas vertybėms, kuri kitos valstybės teritorijos saugoma daugiau kaip 200, ne mažiau kaip 250 metų, ir daugiau kaip 250 metų. Tai reiškia, jeigu mes kalbam apie šiuos laikus, tai kažkur tai tas laikas jau yra link Prancūzijos revoliucijos, link 18 amžiaus pabaigos. Nes vėlgi, jeigu mes pradėsim galvoti apie tai, kas buvo išvežta iš vienos ar kitos šalies, nežinau, antikos laikais ar viduramžiais, tai turbūt pats procesas visiškai pakips ir nevyks. Dabar dėl ko to apsibrėžimų reikia, arba dėl ko reikia tas uždėti ribas, tiesiog jeigu mes manome, kad procesas turėtų vykti vienaip ar kitaip, tai kuo aiškiau viską susidėliojam, tuo jis turi daugiau šansų vykti. Kuo labiau viską sakykime, nežinau, ištrinam, blukinam, tai tuo labiau, tuo mažiau šansų, kad jis galės vykti. Toliau, kitas dalykas, ką būtina suprasti, tai yra paveldo kelionių priežastys. Tai aišku, čia tą, ką susakysiu, tai yra išskirta daugiau paskaitos, tokiais akademiniais tikslais, labai retai būna grynosios paveldo objekto kelionių priežastys, bet kalbėdami apie teisės sugrąžinimą, apie nuosavybę šalies, asmens ar bendruomenės, mes turime skirti tas priežastis. Ir aišku, pati paprasčiausia priežastis yra vogimas grynąja prasme. Čia parašiau, kad mažiausia problema, tai mes žinom, kad nėra tokia maža problema, ir šiandien antrojo paskaitos daly sužinosim visą istoriją ir kaip tai buvo sudėtinga vis dėlto. Bet iš tiesų paveldo grąžinimo kontekste grynasis tiesiog tas vogimas grynąja teisinė prasme, tai yra pati mažiausia problema. Nes jis siejasi su naujaisiais laikais, jis yra pakankamai lengvai įrodomas, žodžiu, vienais ar kitais būdais, vis tiek mes nekalbam apie 19 amžių ar apie 18 amžiaus pabaigą. Paveldas gali būti kaip karo grobis arba trofėjus, kuris brėžia santykį tarp okupanto ir okupuotos šalies. Trofėjus tai yra kaip vertybė okupantui, kuris svarbi simbolinė pergalė liudijančia prasme, pavyzdžiui, kaip Lietuvos metrikos išvežimas į Rusiją, po valstybės sunaikinimo. Tai šio vietoje ne dėl to, kad ta metrika kažkokia vizuali, ar ten, kad labai jo daug informacijos, kažkokios naudingos visko, bet tai yra simbolinis dalykas, okupavus valstybę, išsivežti jos archyvą, tokiu būdu parodant, kad tarsi ta valstybė yra prijungiama prie kitos teritorijos. Tapatumo įrodymas tai karo metu išvežtos ar sunaikintos vertybės, kurios keičia kultūrinį kraštovaizdį, leidžia įtvirtinti okupanto naratyvus. Jeigu nėra kokių nors ten baltiškų dirbinių Lietuvos muziejuose, tarkim, nebūtų. Tai, o koks, sakykime, sakymas, kad čia kažkada gyveno baltai, pavyzdžiui. Tai lygiai taip pat, žodžiu, išvežus vienus ar kitus rinkinius yra keičiamas tas kultūrinis kraštovaizdis, net jeigu šalis išsivaduoja ir, žodžiu, kuria savo muziejus, kuria savo ekspozicijas, ji negali parodyti kai kurių dalykų dėl to, kad jie yra išvežti. Ir tuo galima manipuliuoti, kad ir kokios informaciniam karo tikslais. Aišku, materialinis grobis, kultūros vertybės galima parduoti. Tai kai visa žiniasklaida buvo pilna vaizdų, kaip ISIS naikina kultūros vertybės, tai buvo ne vienas tyrimas ir diskusija apie tai, čia viena nuoroda, kad vertybių naikinimas buvo parodomasis. O didžioji jų dalis keliaudavo į juodąją rinką ir būdavo parduodamos tam, kad finansuoti terorizmą. Tai tiesiog, blogiukai nėra tokie kvaili, kad daužytų viską iš eilės, bet jie puikiai suvokia, kad tai atneša pinigus. O pinigų terorizmo reikia. Tai šioje vietoje karas, aš padedu visur daugtaškį, tų veikimo formų gali būti ir daugiau. Kolonijiniai kontekstai, tai tas santykis tarp civilizuoto ir laukinio kabutėse,
tai vertybės gali būti išvežamos kaip galios demonstravimas. Na, pavyzdžiui, Karališkas Centrinės Afrikos muziejus Briuselėje taip atsirado. Tai yra parodyti tą kolonijinę galią. Na, sovietmečiu buvo liaudies ūkio pasiekimų paroda, kur visos respublikos suneždavo tai, kas geriausia, ir tada mes matom visą didingą imperiją vienoje vietoje ir visą gėrį visame. Aišku, buvo pozitivistinis sumetimas, kuris, toks grinai pažintinis, tai yra turtinti savo muziejų ekspozicijas iš savo kabutėse teritorijų, nes kolonija buvo laikoma sava teritorija. Ir tas pats atvejis apie Vilniaus katedros lobyno, sakykime, tokį slėpimą, kad nebūtų išvežta į Rusijos muziejus, tai tą atvejį irgi žinom ir tai vyko. Na, aišku, Wunderkamera kaip laukinių tautų egzotika, ten ypač labai daug žmogiškos medžiagos, ten tatuiruotos maorių galvos ir pigmėjų kūnai ir daugybė, sakykime, įvairių dalykų, kurie, sakykime, tokios keistenybės muziejinės, kurios liudijo, žodžiu, taip sakykime, civilizacinį atotrūkį tarp kolonizuojančios šalies ir užimtų kraštų ir, žodžiu, taip ten, kaip sakyt, tam pačiam 19 amžiuje kažkokių liliputų ar milžinų demonstravimas ar kiti visi dalykai, kurie buvo populiarūs keistenybėse. Proaktyvus kolekcionavimas. Tai, sakykime, rinkinių pildymas vienais ar kitais būdais, siekiant grynojo rinkinių pildymo, grynojo meno vertybių kaupimo, tai yra toks visiškai iš muzeologijos kylantis dalykas, kuris galėjo būti nelegalus net tuo metu teisiniuose ir visuose kituose kontekstuose, minėjom apie nacius ir sovietus Antro pasaulinio karo metais. Galėjo būti kaip apgauti okupantą. Tai buvo išvežtos Partenono skulptūros iš Atėnų. Nes Britai puikiai suvokė, kad Osmanų imperija yra okupantai antikiniam pasaulyje ir kad juos apgauti ir išvežti Europai reikalinga, sakykime, europinės kultūros vertybės, kas buvo antika suvokiama visada kaip europinės kultūros ištakos, yra visai normalus sprendimas. Legalios archeologinės ekspedicijos, nes Šlymano kasinėjimų didžioji absoliuti dalis, jie buvo suderinti su Osmanų imperijos valdžia ir jis, sakykime, darė viską su valdžios sutikimu, pritarimu, ne viską, bet didelę dalį darė su valdžios sutikimu ir pritarimu ir tokių ekspedicijų buvo daug. Aišku, legali to laikotarpio supratimu prekyba kultūros vertybėm, tai daugelis privačių 19 amžiaus kolekcijų buvo sudaromos tiesiog nusiperkant visiškai legalių būdų ir išsivežant visiškai legalių būdų iš vienų ar kitų teritorijų eksponatus, kultūros vertybės, kurios ten buvo surastos ir parduodamos. Ir tokia dar viena sunki labai yra dalis, tai yra iš esmės lyg ir legalios ir netgi etiškai pateisinamos veiklos. Pavyzdžiui, muziejų sistemos centralumas. Vėlgi mes žinom, kad muziejai pradėjo visada kurtis dideliuose miestuose. Ir kad labai daug regionų vertybių jos buvo išvežamos į didelius muziejus. Ką mes Lietuvoje gal turim mažiau jausmo, nes tai yra maža šalis, bet didelėse šalyse yra ten kokia, pavyzdžiui, Kanadoje didelė diskusija apie tas vertybės, kurios yra tų prigimtinių tautų vertybės, kurios yra išvežtos į muziejus, kurios neprieinamos tam regione ir nematomos tam regione, žodžiu, bet tai tiesiog tokia buvo muziejų plėtros logika ir praktiškai visose šalyse tai vyko. Dabar ar kokia nors dauglaukio kepuraitė turi būti eksponuojama dauglaukyje, pavyzdžiui, nežinau. Klausimas pakankamai atviras. Prie jo irgi sugrįšim dar apie tą, ar verta grąžinti. Kolekcijų dovanojimą. Mykolas Tiškevičius padovanojo egiptologijos rinkinį Luvrui. Ko gero, tas egiptologijos rinkinys buvo surinktas tuo tokiu, sakykime, prieš tai minėtų būdu legali to laikotarpio prekyba kultūromis vertybėmis. Atrodo, kad jis nevogė to, tai buvo iškasta, tai buvo įsigyta, bet padovanota. Dabar vertybių išgelbimas nuo sunaikinimo. 40 metai ateina sovietai, dalis dvarų savininkų pasitraukia, dvarai plėšiami, muziejai surenka. Tai tokiu būdu vertybės, kurios priklausė privatiems asmenims, jos patampa muziejų nuosavybė. Žinoti skirtingus lauko žaidėjus ir suprasti jų interesus ir galimybės. Valstybės yra įvairios. Ir pavyzdžiui,
koks nors Talibano valdomas Afganistanas prašo grąžinti kultūros vertybės. Arba Rusija prašo grąžinti kultūros vertybės. Arba Norvegija, o kad ir Lietuva. Tai be abejo mes suvokiam, kad, sakykime, galimybės, kad ta vertybė išliks, grąžinant į vieną ar kitą šalį. Ir galimybės, kad ta vertybė yra susigrąžinama dėl nuoširdžių, interesų, jos labai skiriasi nuo šalių ir vyriausybių. Institucijos, muziejai, aukcionai, gali būti priedanginės institucijos. Ta prasme, kad kūriamas muziejus kaip priedanga, tas vertybės kažką su jomis padaryti, paleisti nelegalią rinką. Bendruomenės įvairios, nusikaltėliai irgi bendruomenė yra savotiška. Ir, sakykime, taip pat yra tos visiškai normalios tapatumo bendruomenės, kuriams yra aktualus jų paveldas, kurios domisi, siekia, nori turėti ir sužinoti. Vėl individai, asmenys gali būti labai įvairūs. Iš principo, kai mes kalbam apie tą lauką, tai yra žaidimas daug su daug ir dar su daug nežinomųjų. Tai reiškia, iš principo mes turim labai įvairius žaidėjus, jie sąveikauja tarpusavį labai įvairiais lygmenimis, nes vienose valstybėse koks nors muziejus gali veikti kaip pakankamai savarankiška struktūra, kitose valstybėse, jeigu tai yra diktatūrinė valstybė, tai bus visiškos piramidės dalis. Ir, sakykime, tai gali būti tik tai priedanga vieniem ar kitiem valstybės interesam realizuoti. Suprasti paveldo vertės, tai čia įmečiau tokį vaizdelį iš įvairių kapitalo formų. Tai taip, paveldas turi materialinę, taip turi informacinę, kultūrinę, simbolinę, socialinę ir daugybę verčių. Ir mes taip pat turim suvokti, kad vertybės keliavimas tai yra ir vienokių ir kitokių verčių kaita. Suprasti paveldo grąžinimo mechanizmus ir jų veikimą. Tai aišku, vogtos vertybės, ten vėlgi turim UNIDROIT konvenciją ir, sakykime, tą vienareikšmišką restituciją. Tai procesas gali užtrukti, bet šito vietoj, turbūt niekam pasaulyje diskusijos nekyla, arba jeigu kyla, tai šalims, kurios pačios užsiima, arba struktūroms, kurios pačios užsiima vertybių grobimų, vogimu. Tai, sakykim, galbūt bėda ar problema ta, kad tarptautinė teisė šiuo klausimu pakankamai nesena ir jį negalioja atgalinė data. Tai netgi tas 54 metų konvencija dėl paveldo ginkluoto konflikto atveju, UNIDROIT rekomenduoja, kad 75 metai terminas nepasako, kad visiškai tik tai taip. Gali ir, sakykime, apie ankstesnius laikus būti aplikuojama, bet kalbama apie 75 metų terminą pateikti pretenziją dėl pavogtos vertybės, sugrąžinimo. Ir aišku, kuo giliau einame į praeitį, tuo mažiau teisės ir tuo daugiau etikos, nes, teisiniai įrodymai ir, sakykime, kiti susiję dalykai, jie yra, kuo giliau praeitį, tuo sudėtingesni. Ypač, kai mes kalbame apie didelius karus, apie didelius sunaikinimus, tai, pavyzdžiui, tas Filipo byla prieš Vokietijos federacinę respubliką, kuri buvo vykdoma Jungtinėse Amerikos valstijose dėl holokausto metu prarastų, sakykime, tiksliau, iš pagrobtų nacių valdžios objektų, ten, tiksliau, vienas relikvijorius ir saugomas dabar Vokietijoje. Tai iš tikrųjų byla ji įstrigo, aukščiausias JAV teismas ją atmetė, grąžino, tiksliau, svarstyti žemesnės instancijos teismą. O žemesnės instancijos teisme buvo pripažinta, kad Vokietija turėtų grąžinti. Nes vėlgi, antras pasaulinis karas, jis pakliūna į tą tokią zoną, kuri jau eina į istoriją. Dabar, koks galėtų būti sprendimas, tai vis dėlto jis turbūt turėtų būti kiekvienos konkrečios vertybės atveju individualus. Ta prasme, aš sunkiai matyčiau kažkokią tai galimybę apibendrinto kultūros vertybių grąžinimo. Tai reiškia, iš principo, kiekvienas atvejis jis turėtų būti diskutuojamas atskirai. Nes kiekviena vertybė, aišku, yra individuali ir kiekviena jį turi savo individualią keliavimo istoriją. Tai reiškia, visi argumentai teisiniai, etiniai, kokie be galėtų būti, nuosavybės, sąsajų su geografinė kilmės vieta ar kitais dalykais, jis turėtų būti svarstomas ir galvojama atskirai. Ir aišku, tai yra tokios derybos tarp skirtingų požiūrio taškų, nes čia mes turim tos konceptualius dalykus, kur
kultūrinis internacionalizmas, kultūrinis nacionalizmas. Iš principo, kam priklauso kultūros paveldas? Vienai tautai, vienai šeimai, vienai bendruomenė ir visam pasauliui. Tai sakykime, nuo to jau priklauso, koks sprendimas bus priimtas, nes jeigu mes kalbam apie tai, kad priklauso pasauliu, mes galim kalbėti apie enciklopedinius muziejus. Tai terminas, kuriuo vieni labai mėgsta, kiti labai nemėgsta. Tai reiškia tie muziejai, kurie atspindi viso pasaulio kultūrą ir viso pasaulio istoriją. Tai reiškia, atėjus į tą muziejų, tu pamatai visą pasaulio nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, kaip koks, arba ne visai iki mūsų dienų, bet bent jau, sakykime, didžiulį tą intervalą, kaip koks Britų muziejus, ar Luvras, ar bet kuris kitas didysis muziejus. Tas pats postkolonijinis konceptas. Tai dar labai sunkiai, jau pasaulyje yra suvokiama kolonizatoriaus ir tarsi metropolijos ir kolonijos santykis, bet dar labai sunkiai suvokiama, kad tokiose valstybėse kaip Rusijos imperijoje, Sovietų sąjungoje ar Osmanų imperijoje taip pat veikia metropolijos ir kolonizuotų šalių kraštų santykis. Nes, paprastai žmonių sąmonė yra tokia įsitvirtinę, nors netgi formaliuose apibrėžimuose to nėra, bet žmonių sąmonė yra įsitvirtinę, kad kolonija būtinai turi būti neturėti bendros sienos arba teritorijos su metropolija, tai yra kažkur užjūrėje, kažkur toli, kažkur tai kitam žemynė ar kitur. O jeigu jau, žodžiu, yra okupuota taip, kad ji tampa tos pačios metropolijos dalimi, nebėra kolonija. Nors kolonizmas tai iš tikrųjų yra toks, sakykime, konceptualus santykis tarp metropolijos ir kolonizuotų kraštų, kaip minėjau, tas tarp civilizuoto kabutės ir laukinio kabutės. Tai yra, sakykime, tas sakoma, kad yra pranašesni, atnešė šviesą, gėrį, žodžiu, kultūrą ir visokius kitokius dalykus. Ir vėl šito vietoje, jeigu mes įmam tą postkolonijinį konceptą, tai tas pats vėl enciklopedinis muziejus ir atkreipiamas dėmesys, kad paprastai yra įsikūrę metropolijų centruose. Tai sostinėse. Ir tas, vėlgi, enciklopedinio muziejaus, tas gražus, tarkim, apibrėžimas pakankamai bliūkšta. Valstybės pozicija, vėlgi, kiek ji pati pripažįsta koloninius, pokoloninius, okupacijos, neokupacijos kontekstus, tai reiškia, iš principo, jeigu valstybė nemano, kad ji yra okupavus kažkokią teritoriją, o tik tai vykdo kokią nors specialią antiteroristinę operaciją ir jokio ten karo nėra, tai kalbėtis apie okupuotų teritorijų paveldo naikinimą yra turbūt arti beviltiška. Na ir aišku, kiek viena ar kita valstybė pripažįsta vienus ar kitus konceptus, tą pačią kolonijinį, postkolonijinį ar kultūrinį internacionalizmą, kultūrinį nacionalizmą ir aišku, kiek pripažįsta realiai, neformaliai etinės ir teisinės normas. Nes, kaip minėjau, tas UNESCO konvencijas yra pasirašę daugybė šalių ir tikrai dalis jų visiškai nesilaiko ir faktiškai nepripažįsta tose konvencijose įtvirtintų normų. Vėlgi institucijos pozicija, kiek nuskurs muziejų rinkiniai arba kiek praturtės nuskurs tos šalies, kuri atiduoda, praturtės tos, kuri priima, į kurią gražinama. Mes vėl suvokiam, kad muziejų rinkiniai tai yra labai didelis kapitalas turizmo plėtros prasme, kad žmonės važiuoja į muziejus, nori pamatyti vertybės ir kad, kaip truputėlį pajuokaujant, viduramžiais buvo vagiamos šventų relikvijos, kad savo miestą paversti piligrimystės centru. Tai šių laikų pasaulyje muziejinės vertybės jos irgi skatina turizmą ir kažkuria prasme gali paversti ir visai nežinomą miestą arba mažai žinomą miestą turistų piligrimystės ar turistų lankymo centru. Na, aišku, vėlgi institucijų norai ir galimybės, ta prasme, kad institucija gali labai norėti, bet ar jį turi galimybę išsaugoti, apsaugoti ir, sakykime, žodžiu, kad ta vertybė nebūtų prarasta. Bendruomenės pozicijos taip pat gali būti įvairios, gali būti tos tikrai gerbtinos simbolinės reikšmės, gali būti toks elementarus savininkiškumas dėl kažkokių tai vienų ir kitų priežasčių, tas pats kultūrinis nacionalizmas. Na ir paskui, aišku, yra paveldosauginis požiūris, mes, kaip bebūtų su konceptualiais valstybės institucijų bendrom pozicijom, vis tiek labai nesinori to paveldo prarasti. Ir tai reiškia, kad mes kalbam
apie grąžinimą kaip paveldo praradimo arba jo išsaugojimo galimybę. Tai va čia ir yra klausimas, ar grąžinti kokias nors, reikalauti iš Švedijos, kad Radvilų patrankas grąžintų Lietuvą, ar vis dėlto Švedijoje joms saugiau. Nes daug išvežta yra. Tai klausimas pakankamai atviras, ypač vėl čia dabartinėse geopolitinėse situacijose. Kodėl dabartinėse, visų laikų geopolitinėse situacijose, tai iš Švedijos buvo pavogta daug mažiau kultūros vertybių negu iš Lietuvos. Per visus karus ir kitus visus dalykus. Nes jeigu prarasim objektą, tai viską prarasim. Visas prasmes, vertės, simbolinės, viskas, dėl ko mes ginčiamės, diskutuojam, trofėjus ar kažkurios tai kitus, jis bus prarastas. Na, aišku, techniniai klausimai, prevencijos įrankiai, tai man labai šitas patiko dokumentas, tai praktinis Anglijos muziejams, praktinis gidas Anglijos muziejams apie restituciją ir repatriaciją, kur labai gražiai tvarkingai sudėliota ir kaip muziejus turėtų įsivertinti savo rinkinius šio požiūriu, tai reiškia, kiek jie yra potencialiai, pavadinkime, atkeliavę nelegaliais būdais, tai reiškia ta provenencija. Na ir lygiai taip pat, kaip procedūrą vykdyti ir ką atkreipdėmėsi, jeigu gavo užklausą dėl grąžinimo. O šiaip, aišku, vėlgi tų atvejų būna visokiausių. Čia kaip tik buvo ginčas tarp Sotheby's aukciono ir, žodžiu, Graikijos kultūros ir sporto ministerijos dėl korintinio, iš Korinto bronzinio žirgo. Ir, na, Graikija vis dėlto pralaimėjo šitą bylą. Nes Jungtinių Amerikos valstijų kontekste tai yra toks labai įdomus teisės aktas, žodžiu, Foreign Sovereign Immunities Act, kuris leidžia Amerikos piliečiui iškelti bylą užsienio valstybei, na, dėl vienokių ar kitokių dalykų. Čia toks, sakykime, labai daug bylų susijusių su paveldo vertybių grąžinimu JAV vyksta būtent pagal šitą aktą. Nes jeigu, sakykime, žmogus mano, kad kažkuri tai valstybė pažeidžia jo interesus, tai... Na, Norvegija grąžino elementariai pavogtus daiktus, nes, na, taip sakykime, greičiausiai jie buvo iškasti, įgyti nelegalių kasinėjimų būdų ir, sakykime, įvairiais kitais nelegaliais būdais ir, na, sakykime, tarp jų ir Latvijai. Nyderlandai nusprendė skitų artefaktų iš Krymo perduoti Ukrainai, negrąžinti į Krymą. Nes Krymas yra Ukrainos dalis ir, žodžiu, jų grąžinimas į okupuotą Krymą reikštų, kad jie atitenka Rusijai. Tai irgi vienas iš tokių didelių bylų ir diskutuotų dalykų, bet, na, Nyderlandai nusprendė, žodžiu, kad turi būti taip. Žmogaus palaikų grąžinimas. Tai irgi įdomi tokia praktika yra, aišku, tai yra daug labai susijęs su muziejinė etika ir apskritai žmogaus palaikų, tikrų palaikų eksponavimas, jis jau nelaikomas etiškų dalykų. Ir, na, ypač, sakykime, tuose pokolonijose kontekstuose, tai ten buvo masinis grąžinimas tatuiruotų maorių galvų iš įvairių Europos muziejų, na, taip pat kitų kūnų grąžinimas įvyko ir, na, pagal tarptautinę praktiką tai yra grąžinama tautai, kuriai tas žmogus priklausė, arba maksimaliai artimai tautai, kuriai tas žmogus, na, kur yra, sakykime, paveldėtoja tos tautos, kuriai tas žmogus priklausė. Tai šiuo atveju toks yra grąžinimo atvejis, kad grąžinama, na, gentainėms, bendrataučiams, na, ir žmonėms iš tos bendruomenės. Na, vieni atvejai eina lengviau, kiti sudėtingiau ir, pavyzdžiui, turim tos pačius Nyderlandus, kurie grąžino 1500 istorinių artefaktų Indonezijai, bet sustabdė grąžinimą Šri Lankai 20-ais. Ir motyvas yra tas, kad trūksta informacijos apie teisėtus savininkus, žodžiu, repatrijuojamų vertybių. Tai šio vietoje irgi, sakykime,
rodo, kad tie atvejai, jie ko gero yra pakankamai individualūs. Na, Partenono marmurų klausimas. Na, aš kaip Graikijos mylėtojas būčiau už tai, kad Graikija juos gražintų, nes manau, kad saugojimo sąlygos jiems sukurtos idealios yra. Na, tam naujajam Akropolio muziejui Graikija yra saugi šalis ir, sakykim, savo paveldu tikrai rūpinasi. Bet aišku, vėl šitoje publikacijoje keliamas yra klausimas, ar, žodžiu, šiuolaikinė tauta gyvenanti tuo teritorijoje ir tikrai paveldėtoja tos tautos, kuri buvo kažkada. Ir ar galima gražinti, pavyzdžiui, graikams senovės Atėnų, Bizantinės ar Osmanų laikotarpio artefaktus. Na, mūsų atveju tai kalba būtų apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio artefaktus ir dabartinę Lietuvą. Nes, jeigu Švedijos karo muziejus gražins Nesvyžiaus Radvilų patrankas, tai kam? Lietuvai, Lenkijai, Baltarusijai, Radvilų giminiai. Nes Nesvyžius dabar Baltarusijoje tuo metu buvo Lietuva, bet šiaip abiejų tautų respublika. Radvilų giminės, Nesvyžiaus giminė dar jie gyvų žmonių yra. Na, ir kai kurios bendruomenės nusprendžia visiškai kitaip. Prasme, jos nusprendžia nereikalauti vertybių gražinimo, bet sako, kad vertybių buvimas dideliame muziejuje, jų eksponavimas, tai yra jų bendruomenės prisistatymas pasauliui. Ir būnant toms vertybėms kokiam nors, nežinau, Britų muziejaus ekspozicijoje, jas pamatys daug daugiau žmonių, negu nedidelėme miestelėje kažkur tai. Ir kad, sakykime, tiesiog per tai galima jų bendruomenę geriau pristatyti, negu kad pristatinėjant patiems savo miestelėje. Tai tų kelių gali būti daug įvairių ir aišku, man labai simpatiškas atrodo skaitmeninio gražinimo kelias, nes iš tikro, kai kalbame apie kultūros vertybės, tai taip yra tas savininkiškumo niuansas, bet iš principo svarbiausia yra prieiga tyrėjams ir visuomeniai. Tai tarkim, Lietuvos vertybių, iš Lietuvos išvežtų vertybių atveju, man kaip Lietuvos piliečių tikrai pakaktų to, kad šalis, kurios jas turi, jas sukurtų galimybę tyrėjams naudotis jomis, kad jos būtų prieinamos visuomeniai, kad ekspozicijos jos būtų pozicionuojamas kaip iš Lietuvos išvežtos vertybės, kaip Lietuvos istorijos ir kultūros dalis. Ir aišku, tas prieinamumas skaitmeninis, tai yra, prieinamumas skaitmeninis yra geriausias, sugrąžinimas, klaida parašyta. Ir aišku, daugeliu atveju tai gali būti kaip originaliems artefaktams saugesnis sprendimas, net to jau mano nekartą minėtų Švedijos Lietuvos atveju. Lygiai taip pat daug mažiau įnešantis sumaišties, nes vėlgi ten tos valstybių teritorijos įrodymai, ta prasme, kad jie yra gan sudėtingi. Aišku, iš to vietų mes nešnekam apie tą gryną į tikrąjį vogimą. Grynasis tikrasis vogimas, jis turi būti, sakykime, žodžiu, gražintas ir nebejotinai, bet mes kalbame apie istorinius dalykus, apie tai, kas buvo išsivežta istorijoje. Ir aišku, ko gero, tai yra pakankamai nebloga derybinė pozicija su šalimis, kurios niekada negražins. Nes aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad kokiais 90 metais, aišku, tada dar tas digital buvo labai jau toks nekoks, bet ko gero 90-92 metais, kai Rusija sutiko išvesti kariuomenę iš Lietuvos, ji būtų labai susitikusi su digital, skaitmeniniu sugrąžinimu. Tai būtų buvo įmanoma, sakykim, paleisti tokią programą ar, sakykim, kažkaip tai susiderinti, kad didelė dalis artefaktų būtų suskaitmeninti ir taptų prieinami skaitmeninių pavydalų visuomenė ir tyrėjams. Nors net ir tuo metu gražinti tikrai nebūtų gražinusi, ta prasme, kad tai yra šalis, kurios niekada negražins. Tai šio vietoje kažkur tai galėtų būti toks irgi sprendimas tarpinis, kuris vis dėlto sukurtų prieigą ir galimybę. Tiek būtų. Ačiū. Tai ką, keičiamės mikrofonais.
Labadiena, esu Remigijus Grėbliūnas, dirbantis kultūros paveldo departamente nuo 1993 metų. Departamentas įsikūrė 1995 metais ir pagrindė dirbu darbą su išvežamom kultūros vertybėm, prarastom kultūros vertybėms arba pavogtom, gražinamoms, jų įvertinimu ir taip toliau. Per tą laiką teko dar bendrauti su daktarė Marija Matusakaitė, su kuria mes tikrai daug turėjome bendrų pokalbių dėl gotikinių ir kitų skulptūrų. Ir dėl to man teko kažkaip tai tą prasme įsilieti į šitą dalyką, kad žinau beveik visas Lietuvoje esančias gotikinės skulptūras ir mes apsvarstę buvom, kurios ten gotikinės, kurios negotikinės. Ir tada, kada dingo iš akiračio skulptūra Prisikėlęs Kristus, tai buvo tiesiog kaip gyva skulptūra, kurią tu galėjai bet kuriuo momentu surasti ir taip. Ir jau dabar, jau kaip yra, žinome, kaip jau 3 metai, kaip šita gotikinė skulptūra. Palaukit, kaip čia man? Palaukit, galit patvarkyti? Ai, čia yra... Ne pelė. Ai, su šito geriau. Jau yra eksponuojama Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Jinai yra, jau šiandien galima tiesiai pasakyti, kad jinai yra sukurta Gdansko meistro Pauliaus, kuris dirbo Gdanske nuo 1525 metų iki 1535. Šita skulptūra galimai buvo atvežta į Lietuvą apie 1610 metus, 1617 metais, kai buvo pastatyta Kretingoje Viešpaties Apreiškimo Švenčiausios Marijai bažnyčiai ir ją atvežė bernardinai. Greičiausiai šis momentas yra sueina su tuo, kad tuo laiku reformatų bažnyčiose buvo atsisakoma skulptūrų ir interjero detalių ir tuo metu jos buvo išpardavinėjamos katalikiškom bažnyčioms ir privatiem asmenim. Tai kaip sakysime ir Seinų Madona, kuri ten apie 1600 metus taip pat buvo nupirkta iš Karaliaučiaus ir atvežta į Seinus. Skulptūra Prisikėlęs Kristus iki 1928 metų buvo saugoma Kretingoje, o vėliau buvo padovanota bernardinų vienuolių dailę besidominčiam generolui Henrikui Nagevičiui. Ir jisai ją patalpino savo dvare Baptyne netoli Baptų. Baigiantis Antrajam pasauliniui karui, generolui Nagevičiui pasitraukus į vakarus, skulptūra buvo dingusi ir apie ją mes tik tai žinojame iš Lietuvos dailės istorijos, kurią parašė Adomonis, kur tenai buvo publikuojama nuotrauka ir kad jinai buvo pas
Kretingos bažnyčiai ir buvo padovanota Nagevičiui. Apie 90-mečio pradžią šią skulptūrą vienas iš parapijiečių atnešė kunigui Ričardui Mikutavičiui, kuris tuo metu buvo klebonas Babtų parapijoje. Skulptūra buvo perdažyta, kojos nupuvę ir jai tikrai reikėjo restauravimo. Greičiausiai, kad tuo metu ir kunigas Mikutavičius persikėlęs į Kauną, parodė Matušakaitei ir tada buvo kreiptasi į švietimo ir mokslo departamentą dėl šitos skulptūros sutvarkymo. 1992, o tiksliau pradėjo ruoštis dokumentus, o jau 1994-1996 metais valstybės lėšomis šita skulptūra buvo restauruota Lietuvos dailės muziejuje Prano Gudyno restauravimo centre. Restauratorius Alfonsas Saulys. Baigus restauraciją šitą skulptūrą 1996 metais gale buvo eksponuota Rygoje 4. Baltijos šalių restauratorių darbų parodoje. Taip. Grįžus skulptūrai iš parodos, jinai buvo perduota kunigui Mikutavičiui ir jisai ją laikė prie savo kolekcijos. Įvykus vagystei 1998 metais iš kunigo Mikutavičiaus buto jo kolekcijos ir jam žuvus apie skulptūrą buvo nieko nežinoma. Visa informacija, kuri buvo galimas patalpinti į paieškos sistemą, rėmėsi tik tai knyga Ričardo Mikutavičiaus kolekcija, kuri publikacija, o šitą skulptūrą, kadangi nebuvo publikuota, tai jos ir negalėjo patalpinti net į paiešką, apie jos likimą niekas nežinojo. Tik tai po to, kai buvo rastas Mikutavičiaus kūnas, kada jis užkastas buvo, po to vėl atkastas ir pagaliau nustatytas, kad tai yra, 93 metais kovo mėnesį laidojant ir jam esant pašarvuotam Lietuvos žemės ūkio akademijos koplyčioje, mes tada ir Matušakaitė, ir Gintautas Žalėnas, ir visi pamatėme per televiziją, kad prie karsto yra prisikėlusio Kristaus skulptūra. Tai rodo, kad jinai nebuvo pavogta, o jinai buvo naudojama kunigo Mikutavičiaus Žemės ūkio akademijos koplyčioje kaip dekoro dalis. Po laidotuvių šita skulptūra atiteko Mikutavičiaus giminėms ir Mikutavičiaus giminės ją pardavė 2001 metais. Jeigu, kaip sakant, taip kalbant, tai kiek yra žinoma, tai jisai už ją prašė pradžioj apie 16 000 litų, bet tai išėtų 4 000 tik tai dolerių, o po to vis dėlto buvo parduota, kaip jau dabar jau po visų tų dalykų žinome, tai buvo parduota už 2000 dolerių Juozui Edvardui Petraičiui. Ir po to, kai jinai buvo jau jo nuosavybė.
Ir niekas, mes nieko nežinome apie ją, tiesiog visi galvom, kad kažkur tai Vilniuje jinai yra ir kad jos niekur jinai yra nedingusi. Bet 2008 metais, vartant katalogą, Bruce Rasmussen katalogą 2001 metų, buvo pastebėta, kad yra eksponuojama kaip tik mūsų ta skulptūra, kurią įstatė už kronomis, tenai atrodo už 150 000 kronų. Tada mes pradėjome aiškintis, kaip čia yra su šita skulptūra ir kreipėmės į tarnybas ir išsiaiškinome, kad šita skulptūra buvo pristatyta Švedijos pilietybę turinčiam turkų kilmės piliečio. Tada, remiantis teisės aktais, mes pabandėme ieškoti sprendimo, kaip ją susigrąžinti. Ir tada 2008 metais, dalyvaujant ekspertams, tai Lietuvos nacionalinio muziejaus specialistui skulptūro Linui Gedminui, Čiurlionio muziejaus direktoriui Osvaldui Daugeliui ir daktarei Regimantei Stankevičienei buvo įvertinta šitą skulptūrą ir kreiptasi, kad ją įrašytų į apskaitą. Kyla klausimas, kaip skulptūra esanti tenai užsienyje mes pabandėme įrašyti į apskaitą. Tai remdamiesi 96 metų sausio 23 dienos Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 ir 5 dalimi, tai yra taikant 7 dalį kilnojamųjų kultūros vertybių nepriklausanti vertybė gali būti rašoma į registrą, jeigu gresia jos sunaikinimas. O kadangi jinai jau yra nelegaliai išvežta, tai jau jai galima buvo pritaikyti kaip, kad jai gresia sunaikinimas ir tada tuo atžvilgiu ministras galėjo pasirašyti įstatymo numatytą tvarką įsakymą dėl šios skulptūros įtraukimo į registrą ir 2009 metais sausio 6 dieną skulptūra buvo įrašyta į registrą. Tuo remintis mes kreipėmės į Austrijos teisėsaugą, kad šitą skulptūrą grąžintų, nes Kopenhagoje šią skulptūrą nupirko Austrijos pilietis ir dėl to mes turėjome kreiptis į Austriją. Austrijos teismas pripažino, kad mes teisėtai reikalavome, tik tai tada įvyko ginčytinas klausimas dėl jos įkainavimo. Nes jeigu kalbant taip, tai prasidėjo klausimas, kodėl mes turime mokėti už atstatytas kojas. Tai jie dar pradėjo kelti klausimą dėl kompensacijų už išleistus pinigus ir tuos procentus.
Tai tada tas tęsėsi, jie dar teisingai kreipėsi į Sosbio aukcioną dėl jos įvertinimo, ten kaina pasakė neblogą, tarp 90–120 tūkstančių. Gal tai yra visai normali kaina, bet faktiškai jinai buvo įsigyta už mažesnę kainą ir tada tas viskas nusikėlė, dar mirė teisėtas savininkas, teisėtas Austrijos turiu omeny. Mirus jam, tai dar turėjo praeiti pusmetis mažiausiai, kol perėmė jo nuosavybę ir tas tęsėsi ir tik tai 2020 metais šita skulptūra buvo grąžinta į Lietuvą. Jeigu taip dar toliau kalbėti, kas buvo nekalbama anksčiau, tai dėl pačios skulptūros autorystės. Nes jau kada 2005 metais, ten apie birželio mėnesį, mes buvome Gdanske ir buvome Gdansko meno muziejuje, katedroje. Ir kaip pasakyti, už kampo, kai būna koplyčios, už kampo matai kažkokią skulptūrą, kuri kažką tai turi. Ir taip mums lygtai nusakė, kad tai gali būti taip, bet tu negali nieko remtis, nes tu tik matai fragmentą. Ir tik tai, kada išėjo 2007 metais katalogas, ir kurį pasitaikė 2009 ir kada palyginome mes tą skulptūrą su meistro Pauliaus darbais, kuris dirbo Gdanske nuo 25 metų iki 35, tai besąlygiškai galima sakyti, kad tai yra tik tai šito meistro darbas, nes jūs matote ten viršelio kaip tik jo vieno darbo fragmentą. Tai jeigu būtų kalbėję ir žinoję, kad šitas meistras yra taip, tai aš jau manau, kad jo vertė būtų kalbama apie žymiai didesnę vertę, nes tai tikrai yra meistro darbas ir jo kaip sakant, net neįsivaizduoji, kad galėtų atsidaryti kažkokią mokyklą, kuri galėtų sekti šito meistro, nes tai yra antiek stipru ir antiek autorinis darbas, kad jo tikrai vertė yra didelė ir mums tai tikrai, kad jis sugrįžo, tai mes turime labai džiaugtis. Taigi tuo galime tik tai pasakyti, kad tarpininkaujant Austrijos ambasadai ir po ilgų teisinių ginčių šitą skulptūrą grįžo ir to dėka, kad buvo Lietuva jau pasirašiusi tarybos direktyvą, 93 tarybos direktyvą, kuri įgalino šią skulptūrą grąžinti. Jeigu nebūtų šito, tai mes gal šiandien jos ir neturėtume. Ačiū visiems. Iš tiesų, tema be galo aktuali ir nebijoju kelinti diskusijas. Tai dabar yra kelios minutės klausimams. Galbūt turėtumėte pašnekovo klausimų. Labas vakaras, labai įdomus pranešimai. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti gerbiamo Rimvydo Laužiko. Jūs minėjote prezentacijoje, kad kuo toliau į praeitį, tuo mažiau teisės, daugiau etikos. Ir man įdomu, ką tai reiškia daugiau etikos. Čia šio požiūriu, kad kai mes kalbam apie įmantį praeitį, tuo mažiau lieka teisinių argumentų ir tų, kurie įrodomi teisiškai dokumentais ir panašiai, ir to daugiau lieka etinių argumentų. Reiškia, mes kalbam apie nuosavybę kažkurios šalies ar tautos ar, sakykime, asmens daugiau per tai, kad
Tai buvo išvežta, pavyzdžiui, per kolonijinį procesą, per okupacijos procesą, bet tokio jau apčiuopimo įrodymo arba tikro įrodymo greičiausiai mes jau neturėsim. Tais etiniais kažkokiais principais yra, kuo galima remtis, kažkokiais kodeksais, irgi kaip argumentas. Tarkim, egzistavo tam tikras etikos kodeksas nerašytas kaip paprotinės teisės dalykas ir kad jį galima pateikti kaip argumentą. Aš manau, kad kaip praktiką galima žiūrėti daugiau, nes jeigu mes kalbam apie tą didelę dalį grąžinimo iš metropolijų buvusioms kolonijoms, tai jos daug yra grindžiamos būtent tiek argumentų, kad, tai sakykime, sugrąžinti žalą šaliai, kuri buvo kolonizuota ir iš jos buvo išvežta. Ačiū už klausimą. Pirmiausiai, šita skulptūra atsirado 90-mečio pradžioje ir ją atnešė parapijos žmogus kunigui, kada jis kunigavo Baptuose. Čia jau, kaip sakant, aš neįspręsiu šitų nuosavybės teisių, jam atnešė ir jam atidavė. Gal jis tuo metu dar ir nežinojo, tik vėliau, kada jau įsiaiškino, kada pamatė knygose. O restauravimu užsiėmė pradžioje 90 metais apie vidurį vasarą pirmą tokį raštą parašė dėl restauravimo Marija Matušakaitė, o jau 91 metais buvo kreiptas į departamentą, tenai mokslo ir švietimo. Ir jau 94-96 metais Gudyno centre ją restauravo. Kodėl neįtraukė ir kokios čia buvo bendri ryšiai ir kaip susitarė, kad valstybė restauruoja privatų, aš negaliu atsakyti. Čia, sorry. Prašau. Labai ačiū už paskaitas. Šiandien labai įdomu. Jeigu turiu klausimą ir vieną kitam. Gerai. Tokį hipotetinį jums, jeigu negaliotų jokios taisyklės už 50 metų, bet ką jūsų manymu, jūsų asmeninė nuomonė reiktų grąžinti Lietuvą, ką jūs labiausiai manytumėte? Žinomą dalyką, kuris yra išvežtas. Čia toks klausimas būtų. O jums čia vienintelis grąžintas į Lietuvą, kiek supratau, yra
Ar daugiau turim vykstančių procesų šiuo metu? Aš kaip minėjau, už skaitmeninį grąžinimą. Tai man užtektų prieiga, kad suteiktų, o šiaip aišku, jeigu tam taip galvodami apie vertybės, tai galbūt kaip universiteto žmogus, tai turėčiau sakyti, kad rektoriaus Kenta. O kur jis? Rusijoje. Taip, tai yra vienintelis meno kūrinys, kuris sugrąžino, dar galime pasidžiaugti, kad sugrįžo tas gubelenas 1544 metų, kuris kabojo valdovų rūmuose, jį tiesiog išpirko iš Ispanijos, atrodo, buvo aukcionas ir jisai, nors tuo metu sėdėjo ir iš Babelio muziejaus specialistai, bet jie nesuspėjo. Labai dėkoju už labai įdomius pranešimus ir turiu vieną tokį bendrą klausimą. Ar Lietuva turi registrą sąrašą vogtų, nelegaliai išvežtų vertybių? Taip. Oficialų sąrašą turi registrą? Kas dingia, daroma. Bet jis nėra šiaip viešai prieinamas, taip? Viešai prieinamas internetai, kultūros departamento puslapyje jūs visuomet surasite, kas yra dabar dingę. Tai mes negalim sakyti, kad išvesta ar ką, bet mes paieškome. Dabar, kadangi tas sąrašas yra oficialus ir viešai prieinamas, mes turime dabar paskutiniu metu tokį labai gražų atveją, kad ateina į muziejus supakuoti siuntinukai be siuntėjo adresų, o tenai randa liaudies skulptūrėles. Jau keletą tokių atvejų yra ir vien dėl to, vien tas davė rezultatą, kad yra viešai paskelbta, net yra tokių, kurių mes net negalim konkrečiai pasakyti, ar jos, gal ten jos ir nebuvo registrinės, bet jos pavogtos ir jau jie grąžina, jie jau nenori turėti. Ačiū. Taip, ačiū labai visiems už klausimus ir toliau, iš tikrųjų, tie, kurie yra salėje, kviečiu į Lietuvos nacionalinio muziejaus parodos paveldas mano visuomenės valstybės apžiūrą kartu su kuratorė Sigita Štaitė. O tiem, kurie mus seka ekrane, tai kviečiu sekti informaciją ir